Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai. Mes ir vėl susitinkame laidoje Turi būti kitaip. Ir šią bei kitą laidą skirsime gerbiamo Rimanto Stankevičiaus knygai Pirmoji diplomatinė pergalė. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi gerbiamas svečias ponas Rimantas. Dar vos ne taip senai kiekvieną dabar savaitę svečiuojasi visi aukščiausių Respublikos vadovai, prezidentė, Seimo pirmininkas, ministras pirmininkas, vyksta į užsienio valstybės sutikimus. Po pasaulio vadovas anksčiau to nebuvo. Dabar tai yra normali praktika, nieko nebestebinanti jų veiklos kasdienybė. Lietuvos vadovai yra lygiateisiai tarptautinių forumų dalyviai, reikšmingi tarptautinių iniciatyvų administratoriai ar veikėjai, bet tai buvo ne visada. 1990 metais kovo 11 dieną paskelbus Lietuvos nepriklausomybės valstybės atkūrimo akte ne iš karto Jungtinės Amerikos valstybės ar vakarų valstybių vadovai panoro susitikinėti su tuometinės Lietuvos Respublikos vadovybė ar kviesti ją vykti su vizitu. Koks tai buvo tas pirmasis ir sunkus kelias ir ar tai galima iš tiesų vadinti pirmąją diplomatinę pergalę? Jūs labai taikliai pastebėjot dėl dabartinės būklės, kad vos ne kiekvienas savaitę mūsų valstybės vadovai, vyriausybės vadovas būna kelionėse užsienyje. Štai ir praėjusią savaitgalį mūsų Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir ministras pirmininkas Andrius Kubilius lankėsi Švedijos karalystėje, kur buvo pažymėta diplomatinių santykių atkūrimo 20-metis. Bet jūs taip pat labai taikliai pažymėjote, kad 1990 metais po kovo 11-osios akto paskelbimo nebuvom laukiami svečiai užsienio valstybėse ir mūsų tuometiniams valstybės vadovams reikėjo ieškoti preteksto susitikimams su užsienio valstybių kolegomis. Bevartydamas publikacijas apie Lietuvos užsienio politiką 1991 metais, tai yra 90 metais, pastebiu, kad neretai svarbus tuo metu susitikimai lieka nepastebėti, praleisti arba aprašomi labai lakoniškai. Akivaizdus to pavyzdys galėtų būti 2007 metais išleista knyga Lietuvos užsienio politika 1990–1991 metais. Dar ryškesnis praleistų diplomatijos puslapių pavyzdys galėtų būti Lietuvos diplomatija nuo 1990 metų kovo 11 dienos. Jie Lietuvos diplomatija kažkodėl prasideda nuo 1990 metų gruodžio 4 dienos. Aukščiausiosios tarybos pirmininko susitikimo Londone su Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher, praleidžiant nuo tų metų kovo mėnesio intensyviai vykusi diplomatinį atkurtosios nepriklausomybės ir valstybingumo įtvirtinimo procesą. Ar iš tikro nieko reikšmingo neįvyko iki tol? Na, turbūt nebūtų visiškai tikslu sakyti, kad nieko reikšmingo neįvyko. Jeigu mes tai pripažintume, kad tam tikrų svarbių diplomatinio pripažinimo dalykų nėra įvykę. Manyčiau, kad mes turime būti mūsų istorikai, rašantis būtent mūsų nesenos istorijos įvykius, turi būti atidūs. Tai, kas vyko 1990 metais ir nesusižavėti per daug politinę konjunktūrą. Aš manau, kad dažnai labai mes kenčiame dėl to, kad kai kurie autoriai yra palankus vienai ar kitai politiniai jėgai ir todėl tai, kas yra padaryta tam tikrų politinių oponentų, bandoma visiškai nepastebėti, ignoruoti. Bet tuo pačiu mes sumenkinam savo pasiekimus. Ir labai keistai atrodo, kada tie patys dalykai, pavyzdžiui, buvusios premjeros Kazimieros Prunskienės susitikimai su JAV prezidentu Bushu arba su Prancūzijos prezidentu Mitterrandu, kai kuriuose šaltiniuose net nėra minimi pas mus čia. Tuo tarpu, kai šių politikų atsiminimuose mes randame gan plačius aprašymus apie tai ir apibūdinimus. Tai čia gaunasi kazas, toksai tarytum mes patys neigtumėm savo nepriklausomybės? Galbūt vienas iš
viena iš paskatų, kodėl aš ėmiausi išleisti šią knygą, ir buvo tai, kad matydamas tą tendenciją, kurią aš pastebėjau, kaip tik tai norėjau užpildyti šiek tiek šią publikaciją, šią spragą. 1990 m. balandžio mėnesį prasidėjus TSRS Lietuvai paskelbtai ekonominiai blokadai, išeitį į susidariusių krizių bandė rasti ir vakarų vadovai. Tačiau laiškų ir interviu galimybės yra ribotos. Tada ypatingą vertę turėjo nepriklausomybės atkūrimą paskelbusios Lietuvos Respublikos vadovų parlamentarų asmeniniai susitikimai su vakarų pasaulio politikais. Tokių susitikimų buvo siekiama įvairiais aspektais. Казимира, Казимира, ты по что мне изменила? Ты зачем так подкузмила, Казимира, мою власть? Это все Ландсберги с Витька. От кого бы застрелить банду, ведь Польша сразу взвоите, да и Франция не даст. Į ką buvo kreipiamas didžiausias dėmesys ir kokį to meto pasiekimą galite įvardinti reikšmingiausių ir sunkiausių? Manyčiau, kad didelis pasiekimas tais laikais, kaip nebūtų paradoksalu ir šiandien kaip neatrodytų paradoksalu, buvo pats susitikimo faktas su užsienio valstybės vienu ar kitų vadovu. Tai jūs čia minėjote 90 metų balandžio mėnesį.